Vėlai naktį vakare navigacija netikėtai atvedė prie kelto. Šito visiškai nesitikėjome. Manėme, kad važiuosime sausuma per tiltą kaip ir į priekį. Teko pernakvoti automobilyje. Nusipirkom bilietus online, va tokius. Ir dabar laukim, kol atvažiuos, kol atplauks feris. Tupim sušalę kaip skrebukai. Bet dabar jau atšylė. Sesė sėdi, rankas susidėjus tarp kojų. O ten maskatuoja laivelis vienišas. Sesė sakė, labai didelės bangos, sako. Neramus. Ir sesė svarbiausia, pirmiausia klausė, sako, tai mes kelsimės iš to kranto į aną krantą. Kokio velnio čia kelti? Tai aš pasakiau, kad mes greičiau perplauktumėm plaukte. Aišku, Kad priėjo tas vaikinas, kur veidrodį nueina ir jis paklausė. Sako, 2 žmonės, taip? aš pasakiau, kad vienas įsiuks ir vienas žmogus. Jis linktelėjo, suprato ir nuėjo. Ne. Ne. Jisai pasakė, kad 2 žmonės. 2 žmonės, gerai, 2 žmonės. Bet vienas vis tiek įsiuks. 2 žmonės. Nu kur čia padaryti, kad atsisuktų kamera į mus? Turime M&M's, dabar valgysiu. Dabar vienas nuskriaustas tarp žiūrės, bet kaip aš M&M's valgom. Matot, kaip jis malyžiai. Paskui dantis genda. Kokie reikalai. Nu, kažkam tai neduodu. Ir žinau už ką. Aš ir žinai už ką neduodu. Pakelį užspaudė. Norėsi, šiandieną žiūriu per langelį. Šiandien žiūrėk per langelį. Žiūri per langelį žmogus. Nes jisai riešutukų nenorės. Jau valgai. Nu, baigė. Mes ką tik pradėjom plaukti. Sesė. Pagalvojom, kad į tualetus neverta eiti. Nes sesė sako, žinai, kokie tualetai, sako, keltas. Sako, žodžiu, apdirbti visi kraštai. Ypatingai mergaitė, todėl kad jom reikia ir lygsvarą išlaikyti labai smarkiai. Pasakė, berniukam lengviau. Sakiau, berniukai ant 2 kojų stovi. O mergaitės sėdi plus 2 kojom remės dar, tai jom turėtų būti lengviau. Bet sesė kažkaip tai, sesė neįkyk. Tai Kaip mergaitės nesėdi, ant tupėt turi, ant 2 kojų atsitupus. Žymiai sunkiau. Šiek filmavimai, aš nesusišukau. Tai mes jau plaukėm, žinokit, jau išplaukėm. Va, žiūrėkit, jei netikėt, va, ten vanduo labai juda ir gan greit plaukėm. Va. Per galinį veidrodėlį tai irgi mažina. Nieko nesimato. Viršui kažkas ten eina. Mes tiesiog jaučiam vibraciją. Ten viršui žmonės eina. Tos tokius, kur sunku lygsvarą išlaikyti. Per keletas pusę valandas persikelt. Čia yra laipteliai į viršų. Egzotika. Mes baigiam atplaukti. Kas? Šalta? Čia labai vėjas. Žiauriai. Norit parodysiu, aš jums noriu parodysiu vorą. Aš laikosi už manęs. Aš laikysiuos, nes man čia biškį nestabilu. Tonam kojytė. Keltukas nedidelis. Čia plaukiam iš kažkokios tai armadalės, kurioje nakvojam į Malaiką. Nežinau, ar teisingai tarėsi, tas škotiškas pavadinimas. Žiūrėk, tenai kokia viršūnė.
Į Skajaus salą galima patekti dviem būdais. Vienas būdas yra sausumos keliu per tiltą, o kitas būdas keltu. Taigi atgal mes kėlėmės, mūsų Loreta kėlėmės keltu. Snieguota viršūnė. O ten dangus iš viso, tai atrodo kaip viršūnė, kad būtų. Čia ne juokai. Oi, čia ne juokai, čia kaip atšiauru viskas yra. Bet mes į priekį važiavom kažkur tais per tuos kalnus, buvo labai vaizdinga iš tikrųjų. Ir grįžtant, aišku, vaizdinga. Tai gavos, kad apvažiavom, pabuvoję visur iki tenais, tai iš tenais dabar plaukiam. O tenais, čia miestuko matos namai. Nu, tikras Marečiokas, nu žiūrėkit, nu jūreivis, tipiškas, nebūtų iš Klaipėdos. Aha, ta mergička. Ne iš proto, žinokit, išėjo. Žiūrėjo Facebook'e mergičką tenais, kaip šoka pagal muziką. Ir tokia muzika. Čia tokia muzika. Kaip elgtis, jeigu skęs keltas? Va čia va. Čia šitą bačką, va tą bačką reikia atpalaiduoti diržus, va šitos. Paskui atsekti. Paskui tą burbulą mesti į vandenį, patraukti, pasidarys palapinę ir lipti į ją. Ir iššaut signalinę raketą, svarbiausia nepamiršti. Ir nepasiimti tos raketos naujiem metam, čia nes jinai yra speciali tokia. O čia ne su žirklėmis reikia, o traukti. Traukti, sakė. Žirklį negalima naudoti. Nereikia žirklį. Turėjom pasėdėti, nors ir labai šalta. Spalvok namukus, kurie mus pasitinka. Kažkoks švyturys iš tavęs plaukia. Čia žiūrėk namukai kokie. Iki namukai. Visus motociklininkus išleidom. Valgyk samosą. Gavau samosą. Nors normaliai pavalgysim. Tavęs norin Hario Poterio veduką pamatyti su traukiniu. Pats labai panašus į Harį Poterį. Puikia vieta prasikošti riedučiais. Kol nuvarai iki pačios blecha riedučiai, sudylas žiežarbom išeina, šilita ant nosies ir puiku. Kelis skauda, alkūnės skauda, viskas skauda. Ir jokies. Į bolis kalts, paskui bolis kalts viską, bolis kelis prikakoja, kaip žaniukai vaikystėje. Kas kelis prikakojo? Baikit juokinti. Hario Poterio traukinį apžiūrėti. 10:05 bus, dabar kiek valandų? Valandų dabar per visus sunkumus prieinam prie savo laikrodžio 10:30, turim čielas 15 minučių. O mes užsukome pasižiūrėti prie Glimfenono viaduko, Hogwartso ekspreso, kuris važiuoja per šį viaduką, yra vežęs Harry Potterį ir kitus. Į 2024 metų sezoną, kuris prasidėjo 24 kovo, bilietai buvo jau parduoti iš anksto. Standartinis suaugusiųjų bilietas į abi pusės kainuoja 65 svarus sterlingų, 76 eurus, o brangesnis variantas 398 svarus sterlingų, 464 eurus. Patekti 10 minučių liko, einame link viaduko, kurio turi atvažiuoti garsusis traukinys. Teigiama, kad senasis lokomotyvas nebetitinka geležinkelių ir kelių tarnybos nurodytų taisyklių dėl durų užrakinimo. Pasirodo, vagonų duryse turėtų būti įrengtos centrinio užrakto sistemos, o bendrovė skundžiasi, kad šis patobulinimas būtų per brangus. Tai kainuotų 8 milijonus eurų ir surytų 10 metų pelną. Todėl Hogwartso ekspresas, kabutėse, gali būti uždarytas. Čia yra kažkoks upelis, čia yra kažkoks kalnas. Bet dabar tik tai stebės jį iš tos pusės, iš kurios gali stebėti. Jį pamačia visi bėga, visi nori spėti.
Automobilį palikome specialioje aikštelėje, kuri įrengta tokiems kaip mes, kurie atvažiuoja pasigrožėti šiuo puikiu reginiu. Visi kažkaip atvažiavo traukinukų pažiūrėti. Kaip važiuoja traukinukas? Pažiūrėsim, galbūt čia stebuklingas traukinukas. Kaip jisai važiuoja? Taip daug masina. Iš visos Škotijos atvažiavo pažiūrėti žmonių. Kaip važiuoja traukinys. Kaip viduramžiais. Nematė traukinio. Gerai, aš irgi jūsų kažkur, kur nematė traukinio. Audrius iš vis nulėkė, matyti traukinio nematęs. Nulėkė į kitą tilto galą. Kol kas iš jo nematau, nes pasakė, kad tiksliai 10:45 traukinukas turi atsirasti. Na, vat ir galiai traukinio laukia. Jis turi neužilgo atvažiuoti, netgi vėluoja jau porą minučių, nes atvažiuoja lygiai 10:45. Pilnas kalnas nutūpęs žmonių. Ateina dar vienas konkuruojantį firmą. Dėdė Fėdė. Žmonių pilna. Va, visi tie žmonės laukia šitą traukinį. Kantriai. Atvažiuoja. Kurgi jisai? Kurgi jisai tas garsusis traukinys? Štai jisai, lemiamas momentas. Štai jisai. Šitos pusės. Ojei, tai garsiai girdisi. Bet traukinuko dar nėra. Mašinistas. Keleiviai. Ir pasitiko tą uostą. Va taip ir viskas po visų traukinukų. Nebėra. O tai stebuklas pasaulio. Traukinys pravažiavo viduramžiai. Glenfinnan viadukas yra lenktas tiltas, kurio iš viso yra 21 arka. Jis buvo baigtas statyti 1901 metais, statytas 3 metus. Jo aukštis yra 30 metrų.
Žiūrėkit, kaip jis slepiasi. Ir ko jis slepiasi, nežinau. Žiūrėk, koinas iššypsos, Harry Potterį matė. Turnizmas. Aš atvažiavau iš civilizuotos šalies, kad pažiūrėti, kaip traukinys atrodo. Gal įdomu buvo, ne? Nesąmonė. Aš suprantu, viduramžių laikais bėga žmonės, traukinys pasaulio stebuklas. Tai čia pusė, žinok, plaukai pėskai pasišiaušė, kai pamatė. Čia visi žvengt pradėjo, kai tas traukinys pravažiavo. Visi žvengė. Ko čia reikėjo atvažiuoti traukinį pamatyti? Bet čia visi kaip atrodo, visi žvengia, o tu viena rimta. Klaipėdos stotė. Aš tau parodysiu, kaip Tai atrodo dar traukinys. nereiškia nieko. Kad vienas žmogus nesijuokia, reiškia jis vienas durnas. Taip. Aš nesakau, Aš kas esu esi mačius, durnas. kaip traukinėje. Kažkas sugalvojo pasaką ir pastatė filmą. Nori, sakyti, ką nori, bet čia viskas stebuklinga. Viskas stebuklinga. Kelmas nupjautas buvo į tas stebuklinga. Ir Poterio užkerėti. Jo, čia yra užkerėti daiktai. Nes visi galvoja, kad čia kažkas nesąmonė. Abra. Žiūrėkit, vaizdas jums dings. Haris Poteris. Išjung kamerą ir dings. Lietus lyjo, o mes važiavome toliau. Pro šalį slinko didingi, paslaptingi, šiek tiek niūrus, bet labai įspūdingi Škotijos kalnynai. Tai yra prūdės. Aš dabar pradėjau pasakojimą nuo to, kad pastebėjau, kad tenai žmogiukai raudoni ir kažkokie tai daiktai raudoni. Tokie oranžiniai ryškiai padėti. Tai žiūriu, kad labai gerai matosi. Visame kraštovaizdyje labai ryšku. Oranžinė spalva, ar ne? Išskiria žmogaus akis. Tai šitą prisiminiau, kai buvau maža, žinai, kaip visko klausinėjau. Tai tėtis man vis apšviesdavo, dėl ko tas taip, o dėl ko tas samai. Tai klausdavau, dėl ko plaukiam su keltu, ar ne, gujai raudoni. Raudonai oranžiniai, ta fluorescencinė tokia spalva, ryški vadinama fluorescencinė. Kodėl būtent oranžiniai, ne žaliai, ne mėlyni. Ir jis man sakydavo, kad todėl, kad ryškiausiai matosi, jeigu paimtum žalią arba, kad ir labai salotiniai ryškų. Daiktais nebūtų toks pastebimas kaip oranžinis akis. O paskui, kai mokiausi, reiškia, institute, tai mes spalvotyrą turėjome. Tai paskui supratau, dėl ko. Tai vanduo juodai, žalsvai mėlynas, ar ne, o prieš mėlyną spalvą priešprieša yra spektro rate oranžinė. Raudona oranžinė, tai žalia mėlyna spalvos turi raudonai oranžinę priešpriešą. O kadangi ryškiausiai žmogaus akiai pastebimos yra priešingos spalvos, jos tos, kurios, sakykime, labai nedera tarpusavyje, tą labiausiai pastebi. Tai prieš žalią mėlyną spalvas yra oranžinė raudonos spalvos spektro rate. Tai va dėl to jos yra pačios pastebimiausios. Bet aš labai nustebau, kad čia irgi naudojami, taip dar keliautojus kokius matydavau, irgi tokiais ryškiais oranžiniais ploščiais, sakykime. Tai irgi pasirodo oranžinė spalva ne tik tai jūroje, bet ir sausumoje labai pastebima. Galbūt dėl to, kad vasara čia bus žalia labai, tai irgi raudonai oranžinė spalva priešprieša. Oranžinė žalia irgi priešprieša. Perskaityti.
Nieko čia. Prašau. Einam su sesiukai Waterfall Country. Tiesiog negalim šuniukam, negalim aviukui. Gali tos aviukus išbaidyti Jeigu- šuniukai. Prašau pririšti šuniuką prie šitos kilputės. Prie kilputės šuniukas. Mes šuniuko neturim. Ryškite prie kilputės. Vat aš prisiminiau stovyklą, kai eidavom. Žygius, tai vat mišku einam tą patakliu. Upelis kažkoks tai čia. Va, maždaug tokia pat nuotaika kvepia taip skaniai. Čiurleno upelis, miškelis. Ir pavakarėja. Tai faina labai. Nu, va, tokios nuotaikos. Iki tiltelio pereisim į Krioklį didį. Čia galima pavojingai nusidaužt. Žiūrėk, kas čia yra. Don't become the next victim. Galima? Bet nepageidautina. Na va, tai tokį krikliuką turim. Krioklys pasirodė labai siauras tapęs ir gerokai padžiūvęs, nes seniai nebuvo lietaus, o faktiškai jis užima visą šitą plotį. Na va, tai tokį krikliuką turim. O, šešias, sakau, kaip čia gražiai iš ryto. Koks ramus rytas, paukščiukai čiulba, balandžiai burkuoja ir varna taip iškart. Kvark, kvark, kvark. Geras tempas. Brolis duoda žodį. Dabar sesiukus duos žodį. Priešai. Nelipo. Nelipo? O. Ai, nosį pataikė. Ir kaip sesė? Gerai? Gerai? Baisu sako. O šiandien dėkoju, kad žiūrėjote ir mes tyliai, nedaug dievė, kad kas neišgirstų tyliausiais žingsniais pasaulyje, žengėme į kitą nuotykį. Iki. Ačiū.